Prigribavai? Negalvo, kad nebus nufilmuota, žinok. Man vandenį leis dabar. Patrauk pirštus. Kaip tu taip? Tai šiandien apsilankysim mano gerų draugų tėvo karinių batų gamybos įmonė. Ta įmonė yra tokia oldschoolinė, viena iš vos kelių, kaip suprantu, Lietuvoje dar likusių. Nes dabar viskas gaminama Kinijoje, iš visokių putų, plasmasės. Tai bandysim pasigaminti savo batus. Na ir žinoma, kaipgi be konkurso, ne? Tai konkurso sąlygas paskelbsiu video gale. Staliuko konkurse dalyvavo, nežinau, kiek, 40 kažkeli žmonės tik tai. Na tai gal šį kartą daugiau bus bandančių. Darysim 2 poras batų ir vienas pasiliksiu savo, o antras mano rankų gamybos galėsit laimėti vienas iš jūsų. Na ir tuo pačiu gausis jums edukacija. Kaip tie batai gaminami? Dar kariniai? Odiniai? Kiek procesų į tai įeina? Tai varom ir pamatysit. Pasakysiu iš anksto. Tai nėra mokama reklama. Aš net nenoriu, kad tai būtų skaitoma kaip reklama. Kodėl? Todėl, kad kai įžengi į šią gamyklą, laikas atrodo lyg būtų sustojęs. Čia nėra konvejerių, nėra automatikos, tik žmogaus rankos, senos mašinos ir tylus darbo ritmas. Tai viena iš paskutiniųjų senosios mokyklos batų gamyklų Baltijos šalyse. Vieta, kur batai gimsta iš rankų, iš kantrybės ir iš meilės amatui. Tai pirmiausia reikia susikalibruoti presą, atsirinkti tinkamo dizaino, tinkamo dydžio peilius, na ir pradėti presuoti. Presuojam savaime suprantama poromis, nes mano batai buvo 2, aš be vieno negaliu. Šios vietos istorija – vieno žmogaus gyvenimas. Armėnas, kuris dar 76-aisiais, būdamas paauglys, tapydavo lubų ornamentus. Jo darbas visada buvo tikslus, kruopštus, ramus. Kai jam sukako 18, jis buvo pašauktas į tarnybą. 79 metais atvyko į Lietuvą ir čia pasiliko. Čia jis sutiko žmonės, sukūrė šeimą ir galiausiai gyvenimą. Po tarnybos dar 5 metus tapė lubas. Bet 87-aisiais jis pradėjo lieti basutes. Tokias, kokias daugelis mūsų tėvų dar atsimena iš vaikystės. Spalvotos, guminės, paprastos, su nostalgijos kvapu. 93 metais jis įkūrė batų gamyklą. Čia pradėti gaminti kariniai batai kerzai. Tvirti, patikimi, skirti tarnauti metų metus. Iki 2000-ųjų ši gamykla klestėjo. Kasdien pagamindavo po 200 porų batų. Kiekviena pora – žmogaus darbo, o ne mašinos rezultatas. Tai buvo metai, kai amatas turėjo vardą, o rankų darbas reiškia pagarbą. Tačiau apie 2003-2004 metus viskas pasikeitė. Į rinką pradėjo plūsti pigus, kiniški kedai. Lengvi, spalvoti, greiti. Ir jie pamažu pradėjo stumti vietinės gamyklas iš verslo. Vienas po kito pradėjo užsidarinėti fabrikai visoje Lietuvoje. Batų gamyba, kuri buvo pasididžiavimas, tapo išlikimo klausimu. Bet jis liko. Jis nepasidavė, net kai užsakymai mažėjo, kai laikai buvo sunkus, jis vis tiek ateidavo čia kiekvieną rytą. Dabar, kai turim visas iškirstas detalės, galim pradėti klijavimą ir siuvimą. Prisipažinsiu, šį žingsnį pabandžiau, tačiau, kai pamačiau, kaip viskas iš 2D tampa į 3D, sakau, šitą darbą patikėsiu profesionaliai. Tarp kitko, profesionalė šioje įmonėje dirba labai ilgai. Ir fun fact, jie yra kurčnebylė. Gestų kalbos tikrai nemoku, bet manau, mums pavyko susikalbėti labai sėkmingai. Tai gavau ir pateplioti klijų. Štai klijuojam vidpadžius. Vidpadžiai susideda iš 2 dalių. Tai tokia medžiaga, nežinau netgi kaip kartonas, bet kietesnis. Na ir oda. Na, o su siuvimu
Tai pažiūrėjau, kaip siuva siuvėja. Na ir žinoma, jai pravedus man instruktažą, sėdau prie vairo ir pabandžiau pats. Na žinoma, su priežiūra. Šiandien jam 67 ir jis vis dar čia. Nuo ryto iki vakaro gamykloje. Kai daug kas senai būtų pasitraukęs, jis liko, nes batai jo gyvenimas. Gamykla išliko beveik tokia pati kaip anksčiau. Senas presas, mediniai stalai, odos kvapas, plaktuko kalimo garsas. Tas pats ritmas, tas pats kruopštumas. Kiekvienas batas pereina per daugybę procesų. Kiekvienas pjūvis, kiekviena siūlė, kiekvienas padas padaryti žmogaus. Nėra automatų, nėra trumpų kelių, tik tikras darbas. Kai matai, kaip iš odos gabalo gimsta batas, supranti, kad čia slypi visa esmė. Tikras, lėtas, kruopštus amatas. Šiandien šalia jo vaikai, mano draugai, kurie prisideda prie šio amato, jie man leido pažvelgti šį pasaulį iš vidaus. Ir čia mušam skyles. Kaip matot, vėl gavau truputį pamokų. Ir su šituo skylių mušimu aš pastebėjau, kad reikia turėti labai gerai bejaučiančią ranką. Nes mano skylės dar gavosi kaip ir okei. Bet šituos metaliukus ne per stipriai. Tai aš sukaliau arba per stipriai, arba per silpnai. Na, bet žodžiu, susikalė. Per silpnai jau. Kai pamatai, kiek darbo reikia, kad gimtų viena para batų, dabar jau per stipriai, einu čia gal visai nieko. Pradedi kitaip vertinti paprastus dalykus. Tai surišam batus tokiais laikinais batraiščiais, kad neišsitampytų per sekantį žingsnį. Nes toliau mūsų laukia odos aptraukimas. Kišam pasiūtus batus į garą vonelę. Leidus ten odai suminkštėti, mirkti. Dedam į batą kurpalį, kišam patampimą staklėmis, formuojam priekį, šonus ir galų galiausiai aptraukiam juos. Šios staklės veikia visai įdomiai. Iš pradžių patampai priekį, tada pagauni šonus ir tempi šonus į apačią. Taip susiformuoja oda pagal kurpalį. Na ir galų gale aktyvuojam paskutinį žingsnį. Kuris su dviejais tokiais peiliais užgnybia apačią. Anksčiau, kiek kartų matydavau, kaip jie gamina batus, visuomet galvojau, kad šios vinys kalasi į kurpalį ir po to kažkaip tai jos, nežinau, išnyksta ar yra ištraukiamas. Ir visuomet galvojau, kaip jiems tie kurpaliai nesusidėvi. Bet pasirodo, kurpalio apačia yra metalinė. Vinutės atsitrenkia į metalinį padą ir tada jos tiesiog užsigarbanoja, užsilenkia į save ir taip surakina padą. Aptraukimas gana pavojingas procesas. Ypač su senomis staklėmis turi labai atsargiai saugoti savo pirštelius.
Ir štai iškeptas mano pirmas batas. Tai ne produktas, tai istorija. Šis video ne tik apie batus. Tai apie žmogų, kuris visą gyvenimą atidavė tam, kad kažkieno žingsnis būtų tvirtas. Apie šeimą, kuri išlaikė amatą, kai kiti pasitraukė. Apie rankų darbą, kuris šiandien retenybė. Tokios vietos mūsų kultūros dalis. Tokie žmonės – gyvas priminimas, kad tikra vertė gimsta iš darbo, o ne iš greičio. Kai kitą kartą pirksi batus, pagalvok, kas juos gamino. Mašina ar žmogus, kuris kiekvieną porą darė taip, lyg darytų savo. Tai istorija apie žmogų, kuris niekada nepasidavė. Apie paskutinius meistrus, kurie dar tiki, kad geras darbas kalba pats už save. Tai dabar, kadangi batai jau aptraukti, sekantis žingsnis bus klijuoti padus. Kad batai gerai priliptų prie odos, odą reikia pašiaušti ir išlyginti visus pado nelygumus. Tada reikia pašiaušti pačio pado gumą. Prieš klijuojant padas bus per didelis. Taip yra todėl, kad po pado priklijavimo galėtume jį formuoti, šlifuoti tiksliai pagal pačio bato formą. Tai dabar ištepam mikroporą, padą ir bato apačią kontaktiniais klijais. Leidžiame jiems išdžiūti, kad vėliau pašildžius galėtume juos suklijuoti. Ir čia turim kantą, o gal riba, ji dėsis tarp pado ir bato. Tai ištepam ją klijais. Pašildom. Ir dedam ant bato. Užklijavę supresuojam, kad gerai priliptų. Tada šildom batą ir mikroporą. Sujungiam juos. Ir vėl kišam į presą. Kai batas jau priklijuotas prie mikroporą turime prisiūti prie bato pado. Todėl reikia ištraukti kurpalį. Bet pamenat, kaip stipriai odą aptraukiam aplinkui kurpalį? Tai kviečiu pažiūrėti nepilną minutę, kaip aš vargstu ištraukdamas kurpalį iš bato. Dabar į tą pusę? Tai turi pirmauti į apačią. Keltą, tą keltą pirmauti. Eik tu načer. Viršutėlė. O. Tai pirmas bandymas užtruko apie minutę. Antras bandymas... Žiūrėk, kiek lengviau iškart. Dvigubai greičiau. Ir trečias bandymas, sakyčiau, dvigubai greičiau negu antras bandymas. Rekordiškai. Ir čia turim tokias specialias stakles, kurios žiauriai galingos. Pamenat, minėjau vinis padose. Tai šitos staklės, na gal kiaurai vini ir neina, tačiau jos prisiūna bato odą prie mikroporo su labai storais siūlais. Ir žinoma, aš su tokiamis staklėmis patirties neturiu.
Tai kviečiu pasigrožėti mano tobulomis siūlėmis. Siūlėmis, kurios pagal mano skonį gal kiek ir per arti kraštą. Prigribavai? Tai negalvo, kad nebus nufilmuota, žinok. Man vandenį leis dabar. Patrauk pirštus. Kaip tu taip? Tai paskutinį kartelį sutepam mikroporo kitą pusę tais pačiais kontaktiniais klijais. Apsitriminam truputį mikroporą aplinkui pagal kantą. Maunam atgal kurpalį, kuris žinoma vienu dydžiu mažesnis. Tai vėl matot pirmą mano bandymą. Pirmas bandymas visada buvo sunkiausias. Opa! Antras vėlgi, sakyčiau, dvigubai greičiau. Tai pagaliau pasikaitinam batą, pasikaitinam padą, kruopščiai sukontaktuojam ir kišam po presu. Ir paskutinį kartą pagaliau ištraukiam kurpalį. Galų gale liko juodžiausias darbas. Tai šlifuoti ir formuoti guminį padą. Kol tokie žmonės vis dar dirba, šis amatas gyvas. Ir kol dar mes jais tikime, jis niekur nedings. Palaikykime tuos, kurie vis dar kuria savo rankomis, nes palaikydami vietinius meistrus, mes išsaugome jų amatą bei palaikome istoriją gyvą. Į batų vidų buvo galimybė dėti pamušalą, bet aš pasirinkau juos daryti ne tik žieminius, žiemą jei bus šalta, tiesiog užsidėsiu daugiau sluoksnių. Pagaliau pabaiga. Buvo tiek daug procesų, kad turėjom nukelti kitą dieną. Na, bet kaip pirmi batai, aš galvoju, gal visai ir nieko. Tai viena pora batų. Jums dovanų, kad sužinotumėt sąlygas, kaip laimėti, tai eikite į mano Instagramą, Oskar. Ir turėsim beveik vienodus batus. Tai noriu pasakyti didelis ačiū įmoniai Arnesima. Ir jeigu jūs norit panašių batų, yra skirtingų modelių, tai prašom apsilankot štai čia. Ir gausit batus iš oldschoolinės, lietuviškos batų gamyklos, na kur teko ir man pasidarbuoti.